Patronažą suteikia Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Sveiki, ar mes mėgstame keliauti? Egiptas, Turkija, Ispanija ranka pasiekiamos. Dabar keliauti taip pigu ir paprasta, kad tai nieko nestebina. O ką pasakysime apie kelionę už Saulės sistemos ribų? Fantastika, vykstanti šiandien. Už Saulės sistemos ribų šiuo metu skrieja 2 NASA valdomi Voyager zondai. Neįtikėtina, kaip inžinieriams pavyko sukonstruoti tokius aparatus. Kokius nuotykius jie patyrė ir ar mums kada nors pavyks pasiekti kitas žvaigždžių sistemas. Susipažinkime su Voyageriais. NASA Voyager tyrimų programa buvo sumąstyta praėjusio amžiaus 80-metyje. Šaltasis karas, tėvų garaže sukurti pirmieji Apple kompiuteriai, Lietuvoje vyko pasipriešinimas sovietiniam režimui. O štai danguje tuo metu buvo labai palankus planetų išsidėstymas, pasikartojantis tik kas 175 metus. Astronomai suprato, kad pasinaudojus planetų traukos jėga, erdvėlaivių kelionių laiką pavyktų sutrumpinti 10-mečiais. Tai labai įdomus dalykas. Įsivaizduokime, zondas skrenda tam tikrų greičiu. Prie planetos priartėjusi aparatą pačiumpa planetos gravitacijos jėga ir tarsi sūpuoklės išsviedžia tolyn, suteikdamos nemenką greitį. Labai susitaupo variklių degalai. Šis būdas pirmą kartą buvo išbandytas su kosminiu laivu Marina 10 skrydyje į Venerą ir Merkurijų. Voyager programos mokslininkai atliko 10 000 galimų skrydžio trajektorijų skaičiavimų ir išrinko 2 geriausias. Delsti nebuvo galima. Planetos nuskris ir šaukštai po pietų. NASA inžinieriai ėmė greitai konstruoti erdvėlaivius. Viena iš svarbiausių bet kurio kosminio zondo sistemų yra elektros energijos užtikrinimas. Nėra elektros, niekas neveikia. Kadangi Voyager aparatai skris tolyn nuo Saulės, tai Saulės elementai būtų tas pats, kas didžiulės laivo burės, kai nėra vėjo. Kaip dar kosmose galima pasigaminti elektros? Specialistai erdvėlaiviuose nusprendė sumontuoti po 3 radioizotopinius termoelektrinius generatorius. Tai tokios krosnelės, į kurias įdėta radioaktyvaus plutonio. Plutonis išskiria karštį, o iš karščio pagaminama elektra. Aišku, zondose nėra virinamas vanduo ir susidarę garai nesuka garo turbidų. Tai būtų per didelis svoris, per daug vibracijų, valdymo ir kontrolės iššūkių. Šilumą į elektrą paverčia termoelektrinės medžiagos. Nors jų efektyvumas labai menkas, vos 7%, zondams puikiausiai tinka. Įsivaizduokime 4500 milijonų kilometrų atstumą nuo Žemės iki Neptūno, paskutinės mūsų Saulės sistemos planetos. Per tokį milžinišką atstumą priimti ir siųsti duomenis, palaikyti ryšį, tai atrodo neįmanoma užduotis. Žinodami gamtos fizikinius dėsnius, specialistai atliko skaičiavimus ir pagamino 3,7 metrų skersmens didelio jautrumo radio ryšio antenas. Ar inžinieriai naktimis ramiai miegojo? Negalėjo būti jokių abejonių, ar antenos veiks ar neveiks. Ar galėtum painę mokslo teoriją papasakoti paprastai? Dalyvauk konkurse Šlovės laboratorija. Registruokis www.painlab.lt. Ačiū tau, kad mokslo sriubai skyriai ar dar skirsi 2 procentus. Tyrėjai žinojo, kad jei viskas bus gerai, paleisti Voyager erdvėlaiviai išskris iš mūsų Saulės sistemos. Anksčiau ir vėliau pasieks kitas žvaigždes ir planetas. Jei kur nors gyvena protingos būtybės, galbūt jos pastebės vieną iš zondų, jį pačiups ir smalsiai ištyrinės. NASA mokslininkai pagamino paauksuotus diskus ir juose sugalvojo rašyti visokių įdomių dalykų apie mūsų pasaulį. Buvo suburtas specialus komitetas, kurio pirmininku tapo amerikiečių astronomas, nuostabus mokslo populiarintojas Karlas Saganas.
Jis kartu su pagalbininkais paruošė 115 įvairiausių vaizdų ir garsų, kurie turėtų reprezentuoti mūsų civilizaciją. Pasižiūrėkime, ką jie ten įrašė. Shalom. Hola y saludos a todos. Selamat malam hadirin sekalian. Hello from the children of planet Earth. 55 pasisveikinimus skirtingomis kalbomis. Spausdintus pranešimus nuo JAV prezidento ir Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus. Paukščių čiulbėjimą, griaustinio garsą, įvairių stilių žmonių sukurtą muziką. Įdomu, ar atėjai ką nors supras. Tarp įrašytų vaizdų informacija apie Saulės sistemą, mūsų planetą, žmogaus kūną, DNR, taip pat daug nuotraukų. Tai atrodo truputį vaikiškai, tačiau kas pasakė, kad mokslininkai visada turi būti rimti? 1977-aisiais atėjo laikas užkurti raketas. 2 zondus sveriančius po 722 kg į kosmosą iškėlė raketos Titan 3 Kentauras. Galingas pavadinimas. Nors Voyager misija buvo suplanuota 5 metams, mokslininkai gerai žinojo, kad radioaktyvaus plutonio karščio užteks gerokai ilgiau. Erdvėlaiviai sėkmingai praskrido pro Jupiterį, 11 kartų didesnį už Žemę, Saturną 95 kartus sunkesnį už mūsų planetą, Uraną, kurio para trunka apie 17 valandų, ir Neptūną, kuris aplink Saulę apsisuka per 165 metus. Įsivaizduokime, kaip tai yra neįtikėtina. Iš atskirų pikselių NASA monitorių ekranuose dėliojosi vaizdai, užfiksuoti už tūkstančių milijonų kilometrų. Radio signalais į Žemę skriejo kalnai mokslinių duomenų. Skriejant pro Jupiterį buvo padaryta daugiau nei 50 000 nuotraukų. Nors į Žemės Jupiteris buvo tyrinėjamas kelis šimtmečius, mokslininkai labai nustebo, kai jo palydovė vardu Io pamatė aktyvius ugnikalnius. Juos įamžinti pavyko su specialia siauro kampo televizijos kamera, su kuria iš 1 kilometro atstumo galima perskaityti laikraščio antraštę. Skriejant pro Saturną, zondai užfiksavo 500 metrų per sekundę greičiu pučiantį vėją. Pavyko išmatuoti planetos atmosferos temperatūrą, kuris svyravo nuo -300 iki 10 laipsnių šilumos pagal Celsijų. Fotografuojant Uraną buvo atrasti 10 iki šiol neregėtų planetos palydovų. Visiems jiems reikėjo sugalvoti vardus. Susijaudinę tyrėjai netvėrė džiaugsmu, o pensijoje esantis zondus konstravę inžinieriai anūkams pasakojo nesuprantamus dalykus. Jau praėjo daugiau nei 30 metų ir Voyager aparatai vis dar veikia. Jie savo už nugaros paliko visas Saulės sistemos planetas ir nulėkė į kosminę tamsą. Šiuo metu Voyager 1 yra įveikęs daugiau nei 18 milijardų, o Voyager 2 daugiau nei 15 milijardų kilometrų atstumą. Tokie dydžiai mums, skruzdėliukams, sako tik tiek, kad tai labai toli, o skruzdėliukams astronomams į dangų žvelgiantiems kitais masteliais tai yra palyginti niekas. Sugebėję taip toli ar niekur nukeliauti, ar sugebėsime dar toliau? Sugrįžkime į Žemę ir pasidžiaukime, kad mums šviečia Saulė, energijos išteklių ir maisto turime tiek, kad užtektų visiems. Laukite tęsinio. Prenumeruokite Mokslo sriubą YouTube'e. Idėjomis ir mintimis dalinkimės Facebook'e. Centrinė būstinė www.mokslosriuba.lt. Susitiksim už 2 savaičių šeštadienį. Iki.